Tai reali profesija ar labiau egzotika visiškai tampa? Tai yra egzotika. Nelaikau savęs tik iliuzionistu. Kai aš galvoju apie savo kolegas, Quentinas Tarantino, kuris yra filmų kūrėjas, pasakotojas. Kristina Sabaliauskaitė irgi istorijų pasakotoja. Mes visi esam savo gyvenimo istorijos pasakotojai. Aš pirmą kartą pamačiau magą ir jis traukė iš oro pinigus ir pagalvojau, čia yra darbas, kurio aš norėčiau. Tiesiog gavos taip, kad 7 metų jau pasirinkau profesiją ir aš, nebelabai ir norėjau kažką keisti. Pats esi sakęs. Ir tie dalykai, kurie yra nepakankamai gerai, yra gerai. Good enough is good enough yra teorija, bet aš nesijaučiu taip. Klientas sako, mes norim šou, bet nenorim vieno dalyko. Fuck, aš susinervinu. Ir aš žinau, kad tas dalykas labai didžiulę pridėtinę vertę mano šou duotų. Jūs esat geras ne tada, kai viską gerai padarot, o kai yra kažkokios tai problemos ir kaip gerai jūs jas išsprendžiat. Rašaus kaip iliuzionistui, bet po to pamačiau, kad yra filosofija, psichologija. Šitas pokalbis žiauriai bus. O galbūt kažką, kas klausysis mūsų pokalbio, įkvėps.